Sveiki Kupiškėnų studijos laidos Savaitė žiūrovai. Praėjusį savaitgalį Kupiškyje aidėjo tarptautinio folkloro festivalio Lingaudala šaukiniai. 9. tarptautinis folkloro festivalis buvo skirtas etnografinių regionų metams ir Kupiškio vardo 535-osioms paminėjimo metinėms. Pirmoji tarptautinio folkloro festivalio Lingaudala diena buvo pavadinta Kas kiemėlis, vis kitas daržėlis. Antroji Kupiškio miestas vienodai ištiestas, o trečioji Graži mūsų šeiminėlė. Reportažus iš šio renginio galėsite žiūrėti ateinančiose laidose, o šioje laidoje matysite. Birželio 24-ąją Kupiškėnai skyrė šeimai, artimiesiems ir draugams prie Piliakalnio vyko Joninių šventė. Salamiesčio laisvalaikio centre organizuotas respublikinis kapelų festivalis Atkelkim svečiams vartelius. Kupiškio rajone esančioje Uoginių kaimo trasoje įvyko 3. Aukštaitijos autokroso pirmenybių etapas. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad artimiausiu metu Panevėžio apskrities gyventojus, kurie 2010–2014 metais yra nesumokėję visų arba dalies privalomojo sveikatos draudimo įmokų, pasieks priminimai įvertinti savo mokestinės prievolės ir informuoti apie nesumokėjimo priežastis. Iš viso į valstybinės ligonių kasos VMI pateiktus sąrašus pateko beveik 12 000 galimai nedraustųjų privalomojų sveikatos draudimų Panevėžio apskrities gyventojų. Valstybinės ligonių kasos duomenimis šalyje galėjo būti apie 200 000 gyventojų, kurie galimai nemoka PSD įmokų ir rizikuoja negauti sveikatos priežiūros paslaugų. Gyventojams ne tik siunčiami laiškai, bet ir susisiekiama telefonu, o jei nepavyksta surasti, tuomet kontaktų ieškoma į pagalbą pasitelkus savivaldybių, seniūnijų, socialinės rūpybos skyrių, teritorinių darbo biržų, sodros darbuotojus. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų, dalinamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt arba paskambinus telefonais 1882 arba 85 255 3190. Senajame stadione prie Piliakalnio vienoje gražiausių Kupiškio vietų vyko Joninių šventė. Po lietingos birželio 23-osios gamta nurimo, lyg leisdama kupiškėnams linksmai švęsti jonines ir praleisti laiką kartu. Ir iš tiesų susirinko daugybė žmonių. Matyt, visi buvo to pasiilgę, juk buvimas kartu visus suartina ir vienyje. Džiugu, kad birželio 24-ąją kupiškėnai skyrė šeimai, artimiesiems draugams. Nuo prekybos centro Bikuva prasidėjęs senovinių motociklų ir automobilių paradas čia pritraukė daug smalsuolių. Vyresnio amžiaus kupiškėnai sentimentaliai žvelgdami į paradą prisiminė savo jaunystę ir prabėgusius metus. Jaunesnieji transporto priemonės tyrinėjo lyg muziejinius eksponatus. Jau kokie 8 metai gal kokie. Pas vieną pamatėm, kada stovi garažų prirūdėjusi, pradėjom krautis iš pakampų. 15 mūsų iš Panevėžio. Detalės iš Čekijos siunčiamės. Yra gamykla, dirba, veikia. Maniškiai yra 69 metų, tik kiek čia bus dabar. Turiu vieną 60 metų, 56 metų jau vieną turiu dar, vienkaušį. O tai reikia daug įdėti darbo, kad atkurti, atrestauruoti, ar jos taip ir eina gerai? Reikia daug vargą įdėti. Važiuojam, į Latviją važiuojam, Baltarusiją buvom, Lenkiją ir sūnus mano važinėja. Nu ir koks tas jausmas, pavyzdžiui, su Java? Kaip, važiuoja, kad visi žmonės atsisukia ir žiūri. Šiaip dabar 9,5 pilam, biški daugiau tepalą įpirli ir 100 kilometrų panašiai apie kokius 4 litrus. 3,5 už miestą. Ir kokį greitį galima pasiekti? 120 drąsiai, bet mes taip daugiau 80 nevažinėjom. Kaip ir 100 važiuoja, girdis kaip duopkas į sušiūpelį išvangina už nugaras. Nusipirkau, atsirestauravau. O kokio amžiaus tas motociklas? 61. Daug darbo reikėjo įdėti, kad tu, pavyzdžiui, esi? Reikia perdažyti, kai kurias detalės pakeisti. Čia tokia autentiškai padaryti, originaliai.
O kam nors priklausai, kokiam klubui ar pats savo? Kol kas pats savo. Pateko kur nors išvažiuoti? Nu, pakeliauti daug ne, bet po vietos. Ir malonu važiuoti su tokia? Malonu, aišku, be abejo. Palaikau iki 80. Kaip senai technikai daugiau nespaudžia. Turiu vieną savo jaunystės dar atrestauravęs, o paskui kitas pirkau tas senesnės. Nes mano jau naujesnis. O jos čia skyrėsi ko nors? Jo, modeliai, jo, viskas. O, pavyzdžiui, detalių galima kur nors? Taip, išsakom, atsisinčiam. O tai jas gaminate? Taip, atsarginės dalis. Iš Indijos, iš Turkijos. Yra ir kinietiškų, bet geriau negu originalo mažai, ką bėra, tokia sena, sunku gauti. Bet čia mano yra jaunystės silpnybė, buvo važiavau jaunas. Tai praėjo 30 metų ir vėl užkūriau. Yra kreiserinis greitis, 80. Saugiai vienu žodžiu, dabar važiuoju saugiai. Jaunas būdavo, važiuodavau. Kaip jaunas, dabar jau važiuoju saugiai. Daug mes važinėjom į Baltarusiją, dalyvavom į Latviją, Estiją, Lietuvoje į sąskrydžius. Ten suvažiuoja iš daug Pabaltijo valstybių ir šiaip iš daug. Du rimti klubai. Taip, ten yra 2 klubai gana rimti ir pas juos renkasi ne po daug, po 2-4 taip atstovus, bet iš labai daug įvairių. Įdomu pabendrauti, susipažinti. O senajame stadione prie Piliakalnio vienoje gražiausių Kupiškio vietų jau būriavosi tie, kurie ketino savo jėgas išbandyti dainuojant karaoke, lenktyniaujant sportinėse rungtyse, besimokant šokti ar žvejojant laimės šulinyje. Taip pat dėmesį patraukė joninių ragana Audronė Šakalienė. Joninių naktį visi burtai pildosi. Ir kai kas tų joninių raganų iš tikrųjų bijo, ypač kaimų močiutės, nes sako, kad per jonines raganos ir laumės atema iš žalųjų karvučių pieną. Tai žinokit, netikėkit, aš esu netokia. Turiu labai seną burtų lentą, kuri suskirstyta į 18 gyvenimo skirsnių. Ir kiekvienas, kas netingėsite, prieikite ir nebijosite, aš kiekvienam išbursiu jūsų lemtį. Išbursiu, kas jūsų laukia ne tik šią gražią šventę, bet ir ateinantį laikotarpį. Turiu labai visokių gražių žolelių, užkalbėtų kvapnių, kad vieniem meilę žiebtų, kitus nuo blogio atbaidytų, nes sako, kad tuo mes turime gintis, tuo mes turime būti apsaugoti ir laimingi. Šiaip dėl oro tai galiu pasidžiaugti, šiek tiek gal ir aš pasistengiau, kadangi buvau užkviesta pas jūs ir prasklaidžiau tuos debesis, kurie vakar nesutrukdė, žinokit, degti ant kalvų tiems laužams, nesutrukdė, mes buvom žiniuonė susirinkę ir Kupiškio miesteliuose, aptarinėjome, apžiūrėjome ir šiandien vasaros kvepiančių žiedų kvapu lydina aš atskubėjau palaukėmis į jūsų šią gražią laukinę. Porą valandų pralėkė akimirksniu, kas sportavo, kas dainavo, sukiojosi mugėje, o kas bendravo su seniai matytais bičiuliais. Ar duoda kokią privilegiją turėti tokį vardą? Tai va, privilegija, matyt, medum prekiauja visiems 6 eurai, jaunam 5. Tai va, privilegija. Dar tik pradžia, apeidinėjam, nežinau, vis tiek šventė yra šventė, yra prekybai, yra muzikantai. Ar jūsų šeimoje daugiau yra jaunų, sakykime? Nu, tetos, dėdės yra. Ką palinkėtumėt jaunams ir Janinams? Sėkmės, sveikatos, ištvermės, kantrybės. Ir bėgti pirkti medams? Jo, naudotis privilegijom savo. Didelėme plote užteko vietos ir mugiai, ir vaikų atrakcionams. Aplink buvusio didelio stadiono perimetrą buvo įstrikiavę įvairių prekeivių, amatininkų palapinės. Kaip pats perdirbi darbo daug, bet euras irgi ilgesnis, negu atiduoti už centukus vieniem. Viską gaminam, ir jogurtą, ir grietinę, ir varškę, ir sviestą. Viską pati darau. Nu, aš šiandien išvažiavusi mugę, tai jau tada vyras karves melš. Einamiausiai yra paprastas saldaus pieno sūriai ir paskui visokie su prieskoniais, kaip mugėse, tai va prieskoniais visokius perka. O kaip Ukmergės turguje vietoje, tai paprastas baltas arba su kmynais. Nu, ar gal kažkokių paslapčių turit, kažko įdedat gal, kad pritraukt klientus? Meilės.
Šventės dalyviai domėjosi nedideliu arkliuku, poniu Zefyru, kuris iki Kupiškio atkeliavo kartu su šeimininku Gintautu Mateika, net iš Trakų rajono Jovariškių kaimo Naujadvario žirgyno. Kiek augina tokių, kiek laiko? Tokį vieną. Tik tai tokį vieną, o kitų? Dideli žirgai. 6 dideli, bet labai visi stiprus. Mes bėgam ištvermę, girdėjo tokį sportą? Ištvermės, žirgų Formulė 1, klasikinė distancija 100 mylių, 160 km. Aplamai tas žirgas iki Varšuvos keliauja po visą Lietuvą. Va čia toliausiai esam buvę Zarasai, Utena, Panevėžys, va dabar. Sportinis yra aplamai, su jo konkūro gali šokti. Bet jis peršoka savo ūgį konkūrą su raiteliu. Lygiasias bėga, ištvermė 30 km greičiu. Jis yra pats arčiausias. Vienas Elžilas pas mus. Visi jo klauso, jo tvarka. Ar džiaugiesi, kad toks vardas? Labai. Labai, iš tikrųjų. Kuo jis toks pranašus? Labai lengvai atsimenamas ir iš tikrųjų, kiek pažįstu Jonų, visi tokie, jie linksmi, lengvai bendraujantis. Tikriausiai šitą šventę irgi dalinai prisideda prie to, nes visi sveikina. O kai tu turi tiek daug dėmesio, tu natūraliai kažką su juo darai, tai ir nebebijai jo, o kai nebebijai jo, tai tada gali ir dalintis. Tai taip, aš manau, kad jisai turi privalumų šitas vardas. Gal ne Jonams, bet tėvams, kurie norėtų duoti tą vardą, tai su džiaugsmu rekomenduočiau, kad tai būtų Jonai. Nėra pas mus tokios tradicijos, kad mane kažkaip labai sveikintų, bet namuose būdavo, kai augau pas tėvus, tai ne šeima, bet bendruomenė pasveikindavo palėvenėlės. Buvo, tikrai vieną kartą buvau taip labai nustebintas, didžiulis ąžuolinis vainikas ant durų pasitiko ir uždėjo man šitągi nupintą vainiką ant. Tai tikrai buvo vienas įsimintiniausių tokių pasveikinimų. Nemažą buvusios futbolo aikštės dalį užėmė atrakcionai vaikams. Tai ir linksmieji kalneliai, vandens kamuoliai, sūpuoklės, elektroninė, taip vadinama boksininkų kriaušė, kur galima pasitikrinti savo smūgio jėgą, vaikai ir tėveliai žvejojo laimės šulinyje. Arčiau prie scenos visus sukvietė šmaikštieji renginio vedėjai Violeta Mičiulienė ir Robertas Petrauskas. Ar yra čia vyrų, kurie niekart gyvenime nebuvo nuėję pas kitą moterį? Pakelkit rankas. 5 rankos. Oho, su kuo teks dirbti? Reikėtų pabandyti dabar atvirkštinį variantą. Ar yra moterų, kurios nėra nuėjusios savo gyvenime su kitu vyru nusipirkti pirpuko ledų? Tai faktiškai labai gerai, nėra nei vieno ištikimos. Ir žmonės brangieji, šitos šventės iš tikrųjų nebūtų buvę, jeigu ne tam tikri žmonės, kurie valdo padėtį, kaip kitaip galima pasakyti. Nei čia lyja, nei čia sninga, Kupiškyje viskas pinga, jau atėjo ta valdžia, ji nauja ir šiek tiek kita, atvažiavo meras čia, jis pasveikins paslapčia ir užlipęs ant scenos pasakys jis daug žodžių. Geros dienos. Aš noriu pasveikinti visus Jonus, Jonės, Janinas, kurie buvo vainikuoti vakar. Tikiuosi, jų šiandien čia irgi yra. Tikiu, kad dauguma iš jūsų ieškojo paparčio žiedo vakar, nors ir baisiai žliaukiant lietui. Ir tikiuosi, kad jį rado. Na, o tie, kurie nerado, nenusiminkite. Ieškokime to paparčio žiedo kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Raskime, branginkime jį, turėkime, dalinkime juo su kitais. Turėkime viltį ir mūsų gyvenimas tikrai bus geresnis. Meras susirūpino, kad Kupiškyje mažėja Jonų, Janinų, Jonių, todėl pranešė, kad nuo šios dienos pirmasis kūdikis pakrikštytas tokiu vardu sulauks dovanų. Šeimai meras žadėjo padovanoti geros buitinės technikos. Meras, o pradinė suma, taip man kaip moteriai įdomu, smalsu. Jeigu tūgrikais, tai 100 000. 100 000. Tai reiškia
Taip, kavos malimo mašinėlė, supratau. Nu, daugiau. Su atsarginiu propeleriu. Ai, supratau. Kartu su jumis atėjo mūsų kaimynai. Žmogus, šalia kurio nubunda mano vaikystės kompleksai. Taigi, Sergejus Jovaiša, pasitinkam plojimais. Atsistokit šalia manęs, kad visiems būtų smagiau šitoj šventėje. Gal pritupkit, gerai. Nes jeigu pritupsit, toks patugis. Taigi, prašom. Sveiki, mėly kupiškėnai. Na, laikas dirbti, laikas gyventi, laikas ir švęsti. Tai aš prisidėdamas prie mero žodžių noriu jūs pasveikinti. Tarp kitko, jūs patys gudriausi. Vakar lyjo ir šventės buvo sugadintos. Šiandien iki pat ryto girdėjau leidimas duotas, darykit, ką norit, ypač jaunimas. Smagu matyti tiek daug, smagu matyti kartu. Aš noriu jums palinkėti nesidairyti, kas čia atvažiuoja, būkite kartu, būkite linksmi, švęskite ir grįžkite kiekvienais metais. Sukvietus į sceną šventėje dalyvavusius Jonus ir Janinas, Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas juos pagerbė ąžuolo vainikais, įteikė savivaldybės dovanas. Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė apdovanojo įvairiose sportinėse rungtyse dalyvavusius joninių šventės dalyvius. Kupiškėnams dainavo atlikėjas Mino, grupės Magnit merginos ir sena smagi grupė Vairas. Nėra tokio miesto, išskyrus Kupiškis, kuriame dar nėra buvęs. Dainuoja tik gyvai. Atrodo tik gražiai. Visos merginos jo nori iki šiol, man tas yra keista. O dabar man bušakės, kalbėk toliau tu. Na, nežinau, iš tikrųjų yra auksinė lietuviška taisyklė. Mažiau kalbų, daugiau dainų. Atlikėjas Mino! Jeigu per klaidą manęs nesutiksėja, tau vasaros daina, šią vasaros dainą, kartas bangos pajūryje, tik tai neišduoti ir neišdalinti, aš tų savo vasaros jausmų, lai jūra girdi, kaip ją ir tave karštai myliu. Amasiu tą iš tavo, mojo atvyktų namą, vasaros mergaitė, mėgdama girdi. Iš tavo, mojo atvyktų namą, vasaros mergaitė, mėgdama neturiu sparnų, negaliu skrist padangėmis ir žemę einu. Ačiū, užtenka, čia tik tiek tai reikia. Aš turiu mergaitę, kuri kvepia braškiu, nebepamiršta. Ir viskas. Aš myliu mergaitę, kuri kvepia manimi. Čia palaukit. Čia daina buvo ar pareiškimas, ar jūs pasakojate istoriją? Daina. Čia yra tokia daina, myliu mergaitę, kuri kvepia manimi. Taip. Tai kas čia dainuoja? Nežinau. Ir aš nežinau. Bet Mindaugas tikrai dainuoja. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau kodėl, supratau, praeities nepakeisi ir neatsuksi laiką atgal, bet tave sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių pasakysiu tam žodį, kaip aš tai tave myliu, bet tave sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių savo angelą turiu, o įskaitu
Skausmas netveria širdį, skaudu labai. Būk laiminga be manęs, aš užgesiu vietam tavęs. Tikrai, tikrai. Man patinka tavo nuotrauka Facebook'e, gal neaiški, gal paprasta, bet žavinga. Ir nesvarbu, tu atsakysi man taip ar ne, bet man patinka, patinka, patinka. Gal nebus jau pirmo sniego, gal nebus jau mano miegas kyla aukštyn, banga oro mano jausmai. Aš nebijau ir suklysti su tavimi, galiu paklysti ten, kur spindės man tavo akys žimboriais. Nes man patinka tavo nuotrauka Facebook'e, tu man tokia paprasta ir maringa. Aš nežinau, atsakysi man taip ar ne, bet man patinka, patinka, patinka. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas ir kultūros centro direktorė įteikė padėkos raštus įmonių ir organizacijų vadovams prisidėjusiems prie šventės organizavimo. Ir mūsų mielai nuostabiai, nežinau kokiu dar epitetų prigalvoti, tiesiog Violetai Mičelieniai. Padėkos raštas. Ir gerbiama Violeta, aš taip pat Kupiškio savivaldybės vardu noriu pasakyti, kad tau nuo pirmadienio bus 2 kartus padidinamas atlyginimas, kaip nuostabiai Subačiaus kultūros centro darbuotojai. Padėkos raštas Virginijai Gaidimauskui už nuoširdžią pagalbą rengiant šventę ir senovinių automobilių parado organizavimą. Ačiū Turizmo ir verslo informacijos centro direktoriui Pauliui Pranskūnui. Bėga. Pauliui, matau žalės iš toli, kaip papardžio žiedas. Čia. Štai kaip kupiški turistai turistauja. Šnai ir čia. Oba, paplojam. Paplojam Pauliukui už pagalbą organizuojančią šventę. Habada! Taigi, brangieji mano, dabar ateina tai, į ką aš negaliu žiūrėti, bet vyram kažkodėl patinka. Na, čia nuskambėjo pavydo gaidelė. Ir nemaža. Iš tikrųjų, vyrai, ši koncertinė dalis skiriama ne vien jums, bet subalansuota bei pritaikyta mūsų nuostabioms damoms. Tad į sceną norime pakviesti grupę Magnet Special for you! Žinai, ką aš girdėjau tokį dalyką, kad jų komandoje, jų grupėje reikalingas 4. žmogus. Šokėjas arba šokėja. Tai tu ir lieki, aš einu namo. Kiekviena sekundė su tavim kas kartą neša, o viena nesibaigiančios palaimos laša. Ir dar truputį jau galėčiau jų pririnkti jūrą. Sakyk kaip tu, ar dar bendrų taškų mes turim. Kažkas pasikeitė, jau nebe taip, kaip buvo vakar. Kiekviena detalė tavo kūno man tiek daug pasako. Ir aš jaučiuosi tarsi žemės jau kapanas. Manęs nebegimiau iš naujo, nerūpi, kas kam
pasirodė Kupiškio jaunimo centro gimnastai. Plojimai, 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 plojimai! Taigi sulaikom šiek tiek kvėpavimą ir čia dabar finalų finalas, kuris tikrų tikriausiai prašo jūsų dar audringesnių plojimų. Tai yra Rolandas, Vytas, Indėnas ir Sigis, kitaip tariant, grupė Ratai. Rateliukai. Grupė Darūdom. Jūsų plojimai, atsipalaiduojam. Pasirinksime tai, kad ilgai galėtume prisiminti šiandien 2015 metų Joninės šeimoje. Kokie tie jūsų vedantieji, jūsų mieste įdomus. Vietiniai. Net nenuina. Eikit jau, eikit viską. Atvažiavo į Šiaulių, galvoja, o Šiauliuose mažesni atlyginimai ir prastesnis gyvenimas. Jie prieš tai tiem atlikėjim gadino pasirodymą, kaip ir mums. Čia dar ne vakaras, Rolandai, ražo išeisim pašok. Taigi grupė, kuri dar nesugadino nei vienos šventės, grupė Vairas. Tai dabar jau būkit, dabar jau ateikit čia. Abu. Vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos. Kadangi jūs čia taip jau gražiai viską mokat dainuoti, kitus mokot, tai dabar tą patį darysite su muzika, ne su kokia pornograma, o su muzika. Epimis būdėjau gęsta pridėje, privalimi! Taip, mėlyje, apie 4 brolius, kurie paliko kaimą ir išvažiavo gyventi į miestą. Jums dainuoja Violeta ir Robertas, akomponuoja grupė Vairas. O dabar išėjame visi rankas apie viršų, visi irkluojant karių plotyje. Ir garsiai sakom Krišna, Halelėliuja. Skundžiasi tikėjimas dabar, vėliai žemė reikėtų apart, vėliai stogą reikėtų uždėti sveikatą dėmesą. Skundžiasi mušė vieną, kad trumpai uždėms dieną, kad šie manęs toli ir kad mano tikrai neužteks. Dainuojam. Jūrinis Antanas, Aldas ir Martynas, keturinis broliai iš namo. Jūrinis Antanas, Aldas ir Martynas, keturinis tiekiai kainelis nakvoti. Ir grojimo metu šokti reikia, kažkokį tai judesį reikia, kažką sugalvoti savo. Kainelis nakvoti.
paparčio žiedas yra toks didelis, kurį reikia surasti. Tai yra didelis, tai kaip pusė rankos. Tai yra pusė rankos, jis papuoštas paparčio lasdelėmis ir ten vidury jo yra tas stebuklingasis joninių žiedas. Tai iš tikrųjų, maestro, jeigu galim geros muzikos ir lygiai per 5 minutės, kas surandate paparčio žiedą, jis yra man iš kairės, jums kažkam iš dešinės, atnešate į sceną, o po to be abejo sulaukite ir apdovanojimo. Ką pasakiau, kad tikiu gamtos gerais. Ką pasakiau, kad žiema pati praeis. Supratau, dar negreit. Žiema pati praeis. Supratau, dar negreit. Pamatė tėvelis pelėdą, pamatė motinėlė pelėdą. Pamatė tėvelis, pamatė motinėlė, pamatė visi vaikai pelėdą. Tinkam tempo, garsiai su ritmu. Ir pradedam. 1, 2, 3. Pamatė tėvelis pelėdą, pamatė motinėlė pelėdą, pamatė tėvelis. Greičiau, pamatė tėvelis. Saugiau prie kelio, saulė senai vakaruos. Žaidžia mėnulis stulpeliai, klausosi mano dainos, nors ir tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį, noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Noriu vasarą sapną, apie tave susapnuot. Noriu čia dainą rekordą, tiesiog prie upės dainuot. Nors ir tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Solidra! Galime su pritupimais? Kaip man tave prisišaukti, kaip man tave susitikti, eisi saulėlį žiaulauti, eisi mažos pasitikti. Nors ir tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas mano širdį. Įspūdingą šou su ugnimi demonstravo Kupiškio jaunimo centro fakyrai.
Žmonės neskubėjo skirstytis namo, dar grožėjusi įvairias spalviais fejerverkais, būriavusi prie laužo, šventę stebėjo sėdėdami pievų šlaituose, vaikštinėdami netoli esančiame beržynėlyje. Kupiškio kultūros centro darbuotojai yra dėkingi visiems šventės rėmėjams, pagalbininkams, padėjusiems įgyvendinti visus sumanymus. Liepos 24-25 dienomis Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras organizuoja respublikinės vėžių gaudymo ir virimo varžybas Kupiškio mariose. Pirmąją dieną penktadienį 18 val. Šventės atidarimas, 19 val. Vėžiavimo varžybų pradžia, 21 vakarienė, 21:30 komandų prisistatymas, žaidimai, kitos atrakcijos, diskoteka. Antrą dieną šeštadienį 8 val. Vėžių gaudymo varžybų pabaiga, 9 val. Vėžių virimas, jų paruošimas komisijos vertinimui, 10:30 tvirtų vėžių pateikimas komisijai, 11:30 apdovanojimai, 12 val. Stovyklaviečių tvarkymas, šventės pabaiga. Respublikinėme kapelų festivalyje Atkelkim svečiams vartelius sulaukta kolektyvų iš Panevėžio, Radviliškio ir Anykščių rajonų. Salamiesčio laisvalaikio centre jau 15 kartą vyko respublikinis kapelų festivalis Atkelkim svečiams vartelius, kuriame sulaukta kolektyvų iš Panevėžio, Radviliškio ir Anykščių rajonų. Pasak renginio organizatoriaus Salamiesčio laisvalaikio centro vadovo Almanto Totorio, anksčiau festivalis buvo rajoninio lygio, vėliau išaugo iki zoninio, o nuo užpernai metų tapo respublikiniu. Sveikindamas gausiai susirinkusius žiūrovus, Almantas Totoris džiaugiasi, kad Salamiestis ir šiais metais atkėlė vartelius. Šiandieną vėl Radvilų dvare mūsų 15-asis jau respublikinis kapelų festivalis Atkelkim svečiams vartelius. Važiuojam per Lietuvą, važiuojam per festivalius, važiuojam ir draugaujam su gerom. Šiandien atvažiavo patys geriausi draugai aukštaičiai. Tai regionų metai šiemet, to ir pasižymim, kaip mes šiandieną užtrenksim duris, kaip varteliai atsidarys, kokios vaišės bus. Sveikinimo žodį tą realizavo seniūnijos seniūnė Raminta Ribokaitė. Seniūnė tylos minutę paprašė pagerbti tremtinius, kurie nesugrįžo į tėvynę Lietuvą. Leonora Totorienė pasidalino prisiminimais, kaip anksčiau šventės šventė. Mūsų seneliai, proseneliai, tėvai ajo pėsčiom, neturėjo nei laikrodžių, nieko, paspėjo ir ant votyvos, ir ant sumos. Ant pečių užmesti kamošai, runko vinzlalys, mergiota susiryšys karalas, maldoktikė surašta, ant trunkos ražončius, sijonas pakaišytas, kad saula nenudegtų, o ant pečių didžiulą skara apsigaubta ir ne per šilo, ir ne per valgo. Ir atajo iš Untašovos, iš Alizovos, iš Kupiškio, iš visų paropijų ajo prie Švento Antono melstis. Net Šventas Antonas yra didžiausias, kaip sakydavo patronas, buvo geras laikas, važiuodavo gražiausiais arkliais, kumeliais, išvažiuodavo anksti, prisiriždavo pačioj gražiausioj vietoj, kad visi matytų jo kumelį. Tai iš Kreivenių Dundulis, Mosiulis, tenai Rastauskas, tenai Stubrų, Bagodžiai visokie. O kad suprastų kamelytė atvažiuodavo, tai parsiriždavo, gal kai kur pivasi. O paskui užėjo vėl sunkus metai, vėl ėjom pėsti, paskui važiavom dviračiais ir kiek tų dviračių privažiuodavo ir priguldydavo ir kad kai kada kai kas būt pradingys. Šventas Antanas visas saugojo. Renginio vedėja Salamiesčio padalinio bibliotekininkė Jolanta Vosilienė papasakojo šio dvaro istoriją, kai jį dar valdė didikai Radvilos. Kadangi tądien Antano neatsirado nei vieno, todėl vainikuoti buvo renginio svečiai. Griežiant Salamiesčio dvaro kapelai, tautiniais drabužiais pasipuošusios moterys išvedė vainikuotus vyrus šokiui.
Į salę susirinkusius salamestėnus ir šventės svečius palaimino parapijos klebonas Rimantas Gudelis. Salamestėnai labai rimtai švenčia Antano šventę. Jau 10 metų, kai per šventą Antaną nesu niekada Lietuvoje, nes taip pat esu ir Rusijos lietuvių kapelionas ir birželio 14 dieną mes renkamės į tokias Levašovo kapines, kadangi Salamestis tikrai turi tokius didelius atlaidus, tai pirmą kartą po 10 metų pasilieku Lietuvoje ir švenčiu šiuos atlaidus, taigi linkiu ir toliau jums gero vakaro ir gerų linksmybių ir tegu visus Dievas ir šventasis Antanas laimina. Pirmieji koncertą pradėjo šeimininkai salamestėnai, dvaro kapelos muzikantai ir dainininkai. Kapela susikūrė prieš 35 metus ir pradininkas buvo mūsų veteranas Vilius Strička ir Jonas Pavilauskas. O dabar sūnus groja Edvardas Pavilauskas. Mūsų garsina sūnus Aivaras Pavilauskas, kad čia eina, tai čia buvo linksmas kroštas, čia Radvilų dvaras, čia karčiamas buvo, čia linksmi žmonas, čia arklius manydavo, nuo Rygos kelias ėjo, čia šitai vietai magazinas būdavo, alvižom pašerdavo ir tolyn tada per mokamų tiltų ant Vilnių važiuoti. Tai kai jau karčiamo išgeria po bokalų, tai aišku, ir muzikontų atsiranda, ir karts nuo kartos ir muzikontų čia pilna ir pilna. Antrieji pasirodė svečiai iš Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Kukalis, vadovas Henrikas Palčiūnas. Kapela mūsų jau sena, jau 15 metų. Skaičiuoja savo amželę, aš su ją dirbu 10 metų, o važiuojamės labai daug. Praktiškai nėra savaitgalių, kad nevažiuotum. Mes daugiausiai pasiieškom folklorinių dainų ir paskui jas pabandom apdirbinėti. Nes norisi, kad kapela turėtų savo veidą. Visų pirma, kad tai būtų raguvietiška kapela, kad tai būtų raguvietiška, sakykime, dalinai folkloras. Ir čia raguvietiškas dainos išskambėjo. Iš tikrųjų, tokiam, sakykime, taip nedideliam miestelį kaip Raguva, tai susirinki tą, kas gali ir kas moka šiek tiek pagroti. Tai va, kiek turim, tiek ir turim. Bet aš visą laiką, mano toks supratimas, kad geriau, kad ir silpnesnis, bet savas. Kadangi, kada jį pasikviesi, tada ir jisai važiuos. Salamestį tikrai pirmą kartą, o daug mes labai sustinkam dažnai Širvintų kaiminėlį bus svečias. Paskui dabar buvom nesenai tokiam gana dideliam festivalį Anykščių rajone, Anykščių kultūros centre, Ignalinui tas pati, Alytuj, Šiauliuose, Panevėžys, aišku, tai kas be ko. Pasvalys, Biržai. Mes turim tokį ant sienos pasikabinę žemėlapį ir mes kiekvieną savo atkoncertuotą tašką pažymim vėliavėlę. Tai žinot, tas Respublikos žemėlapis labai gražiai margas. Repertuarą mes turim iš tikrųjų gal apie daugiau kaip 2 valandas.
Bet jau mes pasirenkam iš tikrųjų tai, kas mums patiems energetiškai, kaip pastebėjot, kas energetiškai yra toks didesnį krūvį turi. Nes ta energetika paskui persiduoda ir žiūrovui, aišku. Linksminkimus, pakol jaunesma, nebus laika mums linksmintis, kada pasenėsma. Linksmą Kapelos Kukalis pasirodymą netrukus keitė kiti festivalio svečiai. Anykščių kultūros centro Andrioniškio skyriaus kaimo kapela Peliša, vadovas Vytautas Žiukas. Kapeloje groja ir dainuoja iki 10 žmonių. Koncertuoja Andrioniškėje, Viešintuose, Troškūnuose, Raguvėlėje, Anykščiuose vykstančiose šventėse, dalyvauja Anykščių kultūros centre vykstančioje kapelų šventėje Gaida. Pirmas kapelos pasirodymas buvo atidarant Beždžionių tiltą Mikieriuose. 2006 metais kapela Peliša išleido kompaktinę plokštelę Atėjo graži vasarėlė. Dainavo Salamiesčio laisvalaikio centro country grupė Lyja, kurioje duetu su Almantu Totoriumi dainuoja Daiva Palionienė. Tėviški mano, upelis vaikystės gaivus, liepų drėdėse pelėdos gyvena, sukam jos savo lizdus. Krosnyje kepa, piniai mamos vėdarai, duonos kasdienės ir juoko užteko, tai mano vaikystės namai. Kalnas pakalnė vieškelių pilkų, lyg iš loterijos Renault. Visur pabūręs savo pasilgsiu ir sugrįžtu vėl namo. Mūsų grupė susikūrė prieš kelis metus jau kažkur tai 7 metai. Grupė Lyja. Labai nesisekė, vis lyja ar lyja. Galvojam, kokį pavadinimą. Vienu kart per Lingaudalį taip nudava mumi šlapi. Tai galvojam, nebeveiks tai mūsų instrumentai. Bet tai va, prilipo nors pavadinimas. Dainuojam linksmą country muziką, savos kūrybos dainas. Nu, kai jau dainuojam, tai visi šoka. Šį kolektyvą keitė svečiai iš Radviliškio rajono Kūno kultūros centro kapela Radvija. Vadovė Jūratė Stakvilevičienė. Ir mama, kaip darželį rudelį žaliavau. 17 metų turėjau aš, o vėliau per nužėlį pamilau. 17 metų turėjau aš, o vėliau per nužėlį pamilau. Dirbau iš pradžių su kita kapela, jie vadinosi Seni pažįstami. Bet paskui taip išsirutuliojo, kad, žodžiu, norėjosi truputėlį tokios labiau tradicinės. Tai va, susibūrėm į mažesnį būrį. Esam dabar 5 žmonės kapelai. Va. Nu, va, taip ir gavosi. Tokia labiau grojam tradicinę liaudišką muziką. Savo aranžuotės darom paprastom lietuvių liaudies dainom. Profesionalė esu praktiškai aš viena, o kiti visi yra savamoksliai, kuriem patinka muzika. Ir kurie deda daug darbo, pastangų, kad gautųsi neblogas rezultatas. Stengiamės draugauti su visais Lietuvoj, o užsienį tai draugaujam, ko gero, kaip Radviliškio miestas draugauja, reiškia, su Lenkija, su Latvija, su Ukraina. Tai vat tuose šalyse pabuvojam, pernai Amerikoje. Matot, tas Radviliškio krastas toks, jisai yra pakankamai skurdus. Vat jeigu žinot, yra Šeduvos jau reiškia miestas, kuris turi savo ir kalbą, netgi tarmę, turi tą jau žinoma Šeduvos babą, etnografinio ansamblio vadovę. O šiaip pats Radviliškio miestas, tai jis toks yra pakankamai skurdokas, nes
kaip sakom, geležinkeliečių miestas, tai jis savo tokio neturi esmės kažkokios tai gyslelės, kurią galėtum pagauti. Tai vat, kažkaip tai stengiamės į tą Šeduvos pusę žiūrėti, į tarmę, jeigu žiūrėti. Na, šiaip dainuojam visas lietuviškas liaudies dainas. Ką išgirstam, galim ir dzūkišką dainuoti, kodėlgi negi, jos labai gražios. Renginiui baigiantis visus festivalio dalyvius suvienijo bendras pasibuvimas smagioje vakaronėje. Liepos 11 dieną Vilkyčiuose vyko Lietuvos ir Šiaurės Europos zonos šalių rallycrosso čempionato etapai. Šiuose varžybose debiutavo Simonas Kasparas, nes 2000 klasėje varžėsi 9 sportininkai. 4 atstovavo Lietuvą, 2 Latviją, 2 Daniją ir 1 Norvegiją. Debiutas Simonui Kasparui, galima sakyti, pavyko, iškovota 4 vieta. Nugalėjo svečias iš Norvegijos, 2 ir 3 vietas pasidalijo Latvijai. Rallycrossas skiriasi nuo kroso tuo, kad trasos danga rallycrosse 50% asfaltas, 50% žvyras, todėl reikalingos kitokios padangos, vadinamos slikais. Kitos varžybos vyks Liepos 26 dieną Tauragėje. Tai bus Lietuvos autokroso čempionato 4 etapas, kuriame dalyvaus visi 3 kupiškėnai. Tai Simonas Kasparas, Deividas Vareika ir Dalius Valiukas. Uoginių kaimo trasoje 3-ame Aukštaitijos autokroso pirmenybių etape daugiausiai taškų surinko Panevėžio komanda. Kupiškio rajone esančioje Uoginių kaimo trasoje įvyko 3 Aukštaitijos autokroso pirmenybių etapas. Jo metu skirtingose klasėse startavo 27 dalyviai. Itin gausiai į etapą susirinko lenktynininkai iš Panevėžio. Kaip vėliau paaiškėjo, jie ir iškovojo didžiąją dalį apdovanojimų. Automobilių kroso varžybas komentavo Rimantas Poliakovas. Nežinokit, tos kaimo varžybos, kaip kad kas sako, tai yra tikrai labai ir labai aukšto lygio. Visuomet grįžtu namo, visuomet patenkintas, visuomet laimingas, nors ir dulkinas, murzinas, bet visi mes čia turbūt šito vaizdelio ekstremalaus ir susirinkome pasižiūrėti. Tai kaip komentatorius visiems be išimties čia susirinkusiems linkiu gero starto, gero finišo. Vyrai, kad jūsų technika išliktų tokia pati graži kaip ir dabar, dar prieš prasidedant varžyboms. Tegul, nepaveda, kad nereikėtų finansinių investicijų prieš sekantį etapą, o kaip jau minėjau, kol kas yra pats auksinis viduriukas, tai gero starto, gero finišo. Kroso varžybų dalyvius pasveikino Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Iš tikrųjų labai malonu, kad toks renginys vyksta čia Kupiškio rajone Uogynėse ir mes kalbėjome su gerbiamu Saulium, tikrai sieksime, kad jis taptų dar masiškesnis, kad trasa mūsų būtų šita paruošta ir būtų tokia tvarkinga ir prilygstanti patiems geriausiams standartams, kad varžybų geografija įsiplėstų. Nežinau, ką sako automobilių sporte prieš startą. Žvejams, žinau, sako, nei žvyno, nei uodegos, medžiotojams nei plauko, nei tauko. Aš palinkėsiu varžybų dalyviam garžlaus starto, grakščių posakių, sėkmingo finišo. Visuomet man asmeniškai malonu pasilabinti su merais, kurie prijaučia autosportui. Tikiuosi, kad jūs taip pat padėsite, kaip įmanoma Kupiškio regionui, visam Aukštaitijos regionui populiarinti autosportą. Aš nuo savęs tik tai džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių kaip Saulius Valiukas. Galbūt visų nevardinsiu, Saulius šios dienos varžybų kaltininkas. Tiesiog tai yra užimtumas, tai yra techninės sportas. Mano kaip komentatoriaus palinkėjimas vėlgi būtų, jūs jau pradėjote, Dainiau gerbiamas, kad šitą trasą Saulius, galbūt nesekančiais, bet tegul bus 2017 metais, kad jinai prailgėtų iki kokio 1 kilometro, kad čia galima būtų surengti pačios aukščiausios prabos, kad ir Lietuvos autokroso čempionato batalijas. Linkiu jums gerų įspūdžių, gerų varžybų, kad nebūtų stogų. O dabar, kai yra toks mūsų palaikymas iš mero pusės, tikrai pasistengsime trasą prailginti, kitiem metam galbūt jau bus. Ir turim viltį, kad čia vyks Lietuvos autokroso vienas iš etapų čempionato.
Vaginių trasoje lenktynininkai varžėsi skirtingose klasėse. Dalyviai buvo suskirstyti į 3 divizionus – M1600, M2000 ir Open. Gali būti 2 varančiosios ašis. Na, kaip vyrai sako, pati galingiausia, bet tuo pačiu ir pati sunkiausia klasė. 8 ratai kvalifikacijai, finale sportininkai važiuos +2, finale reiškia, jie važiuos 10 ratų. Po jų startuos divizija 1,6 litro, variklio leistinas darbinis turis iki 1,6 litro, gali būti 1,1, 1,5, 1,8, bet jokių būdų negali būti 2 litrų šioje klasėje, arba 1,7 jau negali būti, varančioje šis vėlgi arba priekinė, arba galinė, amžiaus cenzas nuo 16 metų amžiaus galima startuoti šioje automobilių klasėje. Ir važiavimų seriją pirmame rate pabaigs 2-litriniai automobiliai arba klasė divizija 2 litrai iki 2 litrų darbinis turis. Varančioje šis vėlgi arba priekinė, arba galinė. M1600 klasėje jau tampa įprasta, kad kova verda tarp 2 lenktynininkų – jaunojo biržiečio Eriko Narbuto, vairuojančio Honda Civic, ir panevėžiečio Egidijaus Nevulio su Opel Astra. Tačiau šiemet Erikas demonstruoja tvirtą laikyseną trasoje ir vis dažniau Egidijų Nevulį verčia kvėpuoti dulkėmis. Taip atsitiko ir Roginiuose. Erikas Narbutas vėl aplenkė Egidijų Nevulį ir uždirbo dar 20 taškų į savo sezono sąskaitą. 3-ąją vietą iškovojo panevėžietis Ernestas Stumbrys. Jis po pertraukos persėdo iš Mazda MX-3 į naujai paruoštą Honda Civic ir jau pirmose varžybose jam sugedo stogas. Tiesa, virtimas trasoje jam nesukliudė finišuoti ir taip laimėti 3-osios vietos. Taip pat kulverstį atliko ir Opel Tigrą vairavęs varžybų naujokas. Gaila, bet už tai papildomų taškų autokrose niekas nedalina, tačiau pirmas krikštas įspūdingas. Šitas varžybas šiais metais čia yra pirmas surengtas. Čia vyksta Aukštaitijos regiono 3 etapas. Rugpjūčio 9 pas mums bus Lietuvos regionų taurės 4 etapas. Tai bus labai daug dalyvių, atvažiuos Žemaitija, atvažiuos dzūkai, iš Suvalkijos atvažiuos. Kviesiu Latvijos atstovus, nes mes šiandien patys išvažiuojame į Latviją, į Vėcpilį važiuoti, Baltijos šalių čempionatas vyksta. Kviesiu Latvijos atstovus, kad jie irgi pas mum atvažiuotų, nes trasa gera, turime draugų Latvijų, rugsėjį nusimato bulių kautynės. Ir spalį padarysim tokias dar draugiškas varžybas, sezoną uždarimą. Pernai po regionų nebelyginam, privežėm vėl molio, kad būtų geresnė. Pavasarį išlyginam, biškį pamynėm, patrambavom, užtempėm truputuką stulpus, kad nieks neišvažinėtų. Nu, var dabar dalyviai patenkinti, kol kas labai įspūdžiai geri iš pačių sportininkų, o dabar dar esam numatę prailginti trasą, nes čia buvo atvažiavę inspektuoti iš federacijos trasas priiminėti, tai jiem paliko labai didelį įspūdį visas tas vaizdas, čia tas pakilimas žiūrovam, autoparko dalyviam, jų pasiūlymas labai buvo toks, kad prailgink trasą ir mes pasirašom Lietuvos čempionatų etapui. Labai malonu, kad savivaldybės požiūrys pasikeitė į tą techninį sportą. Tai va, mero žodžiai tikrai sakė, padėsim. Aišku, mes čia patys einam, prašom ir ūkininkų, ir verslininkų, kurie gali padėti. Bet jau vizija yra, kaip prailginti, tai manau, kad kitiem metam, labai nenoriu prižadėti, bet čempionatinė trasa bus. Šiandien susirinko 27 dalyviai. Yra kas sportininkai skambino, atsiprašė, kad negalėjo atvykti dėl tam tikrų priežasčių. Kai kurie sportininkai vis tik dar nepabaigė padaryti, tikėjosi, kad įveiks parengti mašinas Kupiškio etapui, bet ne, bet rugpjūtį bus jau daugiau čia. Kupiškėnai važiuoja tik tai mūsų Audrius ir Artūras Staniai, bet jie jau važiuoja praktiškai kaip ir už Panevėžį. Mūsų Deividas Vareika, Dalius ir Simas jau važiuoja Lietuvos čempionatį. Tarp kitko, mes su Dalim išvažiuojam į Latviją. Čia ir nebelyka važiuojančių. Sportininkų dar yra, kurie rengia modelius. Kitais metais, manau, čia važiuos Kupiškėnų truputuką daugiau. Šiandien labai didelė Panevėžio komanda atvažiavo.
E-krosas. Jie ir lyderiai yra šių varžybų. Tada atvažiavo iš Pakruojo irgi komanda nemaža, Rokiškėnai atvažiavę. Nu, čia tikėjausi, kad bus Joniškio vyrukai, bet Joniškio kažkodėl neatvažiavo. 3 klasės, 1,6 litro, 2 litrai ir openai. Buvo numatyta jaunimo klasė, bet tik tai vienas vaikinas liko jaunas. Tai jisai pasirašė, kad važiuoja su suaugusiais kartu. Ir kaip matėt, neblogai, aišku, stogas padarė savo, bet 3 važiavo. Tai manau, kad finale mašina patvarkys ir važiuos jisai toliau. Ir tikiuosi, kad užlips ant prizininkų pakilos. Prie renginio, aišku, prisideda ir savivaldybė, ir mero yra taurė įsteigta. Ir malonu, kad renginį paremė ir ūkininkai, ir su laistymo, ir prieš gaisrinę pagelbėja, ir Panevėžio regionų keliams labai didelis ačiū, Kupiškio kelių tarnybai, kurie pagreideriuoja, policija, medikai, visiems šitam tariam tikrai nuoširdų ačiū. Tikrai ačiū komentatoriui Rymui, kuris jau mums jau 3 sykį komentuoja. Susipažinom mes važiuodami Lietuvos čempionatį su juo ir pakvietėm, ir žiūrovam labai patiko, ir jisai jam pačiam čia įdomu atvažiuoti. Tai manau, kad rugpjūčio mėnesį jis mums irgi čia komentuos varžybas. Važiuoja mūsų dabar Kupiškėnai visi Lietuvos čempionatį ir Baltijos šalių čempionatį. Deividas truputuką su gedimais, jis dabar, manau, bendro įskaitoje ten, nežinau, gal koksai 10-12. Simas Kasbaras 5. Dalius Open klasėje 2 pabaltijai dabar. Simas Lietuvos čempionatį buvo 1, tikėjomės, kad Ukmergė jam irgi pasiseks, bet finale nusukė pusašį, tai liko stovėti starte, tai dabar jisai 2 po 3 etapų, o Dalius Lietuvoje 1 po 3 etapų. Čia mūsų yra hobis šitas sportas. Aišku, gal ir nuskriaudžiam šeimas biškį, bet mes tą ligą sergam ir manau geriau užimtumas garaže, negu kad kažkur kitur ir prie tą pačią. Vis tik tai, kai jaunimas įsilieja trasoje, aš manau, kad jie gatvėje elgiasi normaliai. Turime vieną gerą mūsų draugą, Latvijos atstovą. Galima sakyti, kad jisai jau ir kaip ir kupiškėnas, apsigyvens Kupiškyje, taip kad susipažinam irgi per varžybas. Truputuką padėjom jam čia tą mašiną irgi paruošti varžybams. Latvijos atstovas, bet važiuoja už Kupiškę vardą. Labas dienas, Lietuva. Приятно видеть вам. Здесь приехал покататься. Nuo šių metų pradėjau dalyvauti autokroso varžybose Lietuvoje. Esu dėkinga Sauliui, kad jis mane pakvietė važiuoti už Kupiškio komandą. Paruošė automobilį. Kai rungtyniavau Joniškyje, net pats nepatikėjau, kad užėmiau 1 vietą. Tačiau Rokiškyje sekėsi prasčiau, sugedo variklis. Praeitais metais buvau atvažiavęs į Oginių trasą pasižiūrėti varžybų ir man labai patiko. O kiek esu važiavęs Latvijoje, visą laiką gesdavau automobiliai ir nelabai sekėsi pasiekti gerų rezultatų. 2 скорости, не могу выключить, и тоже меня гонка кончился. Вообще, у меня в прошлом году был так, а в этом году я рад. Normundas, jam čia yra turbūt dar tik tai 5 varžybos. Praeitais metais pabandė 1 varžybas pravažiuoti, šiemet važiuoja Aukštaitijos regione. Rokišky nepasisekė, truputuką negerai buvo mašina padaryta. Tai va, Parokiškio padėjom jam čia mašiną paruošti. Tai Joniškį važiavo 1 tikrai įspūdingai. Nu, šiandien čia kažkodėl, aš jam ir sakiau, spaust gazas daugiau reikia. Bet manau, kad dar viską parodės finalai. Taip, kad jam čia iš viso 3 varžybos šiemet. Tai manau, kad susirgė šitą ligą. Jisai dar važiuos čia visas varžybas, kur vyks pas mums Kupiškyje, nes mašina stovi pas mane garaže palikta jo, tai manau lauksim jo geresnių rezultatų. Važiuoja jisai Open klasėje, galingiausioje klasėje, pas jį Golfas Synchro, tai žiūrėsim, kaip jam seksis. M2000 klasėje kasmet darosi vis mažiau vietos. Čia dalyvius dažnai tenka skirti į 2 pogrupius. Šį kartą M2000 divizionas ir vėl buvo gausiausias, o važiuojant jo dalyviams buvo galima išvysti daugiausiai virtimų.
Virto čia ir naujokai, ir senbuviai. Trasos dangos kietumą stogų pajautė Gintaras Žemaitis, Donatas Januškevičius, Vytautas Strasdauskas ir net Modestas Tamulis, geriau žinomas Barzdos arba Vikingo pravardėmis. Tik epizodiškai autokroso varžybose jau 2 metus pasirodantis panevėžietis iš garažo ištraukė savo kovinę Mazda 626. Šioje klasėje ant pakilos žengė išskirtinai tik panevėžiečiai. Nugalėtojų tapo Arūnas Matulis su Opel Corsa, antrą rezultatą pademonstravo Karolis Petrovičius, kuris po varžybų laiką leis tiesindamas savo Volkswagen Golf priekinę dalį. Trečiojoje pozicijoje finišavo išskirtinai kovingų charakterių pasižymintis Gintaras Belskis, draugų vadinamas tiesiog Žemaičiu. Buvo labai rimta komisija, beje, mėla publika, išduosiu paslaptį, atvažiavusi su Algirdu Bilevičiumi, kroso klubo vadovu, vienu iš saugumo, trasos saugumo technikos komiteto pirmininkų, Lietuvos automobilių sporto federacijos vieno iš narių, ir jis tiesiog davė Sauliui Valiukui patarimus, ką čia reikėtų pakeisti, kur reikėtų investuoti, ką reikėtų palyginti. Teks ko gero Sauliui Valiukui išbėgant įvykiams už akių, norint surengti čia paties aukščiausio rango Lietuvos autokroso eilinį čempionato etapą, dar įdėti nemažai lėšų ir ko gero net prailginti trasą, nes, kaip jau minėjau, trasa yra pakankamai trumpa. Reikėtų ir išpjauti mišką ir vėlgi tai yra didelis darbas, didelė investicija, tai bent jau pridurti kokius 200-300 metrų ir tada jie atitiktų aukščiausius kokybės standartus. Mėla publika, Dalius Valiukas, trasos šeimininkas, Sauliaus Valiuko sūnus. Na, šiandieną mes tavęs pasigendame. Pirmiausia, rimčiausias klausimas. Žinau, kad su technika buvo problemų ir su pavarų dėže, ir ten pusašiai, ir variklis kosėjo. Kokia yra padėtis dabar? Na, ar su gera nuotaika važiuoji, ar šiek tiek dūšioje neramu? Kol kas vakar tai buvo žiauriai neramu, bet šiandien atsikėliau, nuotaika gera, atvažiavo draugų, padėjo pasiruošti viską. Technika kol kas tai kaip ir gerai, bet išbandysim viską Vėcpilį. Bus matyti. Tikiuosi nepaves. Šis Daliaus Valiuko automobilis turi 270 arklio galių, 480 Nm, stovi standartinė dėžė, viskas padaryta ant SSO guolių. Na, turbūt žinote, tai guoliai, kurie neturi gumos. Standi pakaba ir jo tie guoliai, na, tiesiog automobilis gerai stovi trasoje. Tai vat vienas iš prioritetų, norint pasiekti vieną iš geriausių rezultatų. Naudojama Audi Quattro dėžė, visa važiuoklė pagaminta iš švediško vamzdžio, specialiai parengto atlaikyti maksimalias apsukas. Nuo 13 metų pradėjo lenktyniauti, Volkswageno variklis, kaltiniai švaistikliai, kaltiniai stumokliai. Na, visa tai, kas yra geriausia, viskas yra sudėta į Daliaus Valiuko automobilį. Open dalyvių važiavimų metu taip pat nestigo atkaklių dvikovų ir kontaktų. Galiausiai šios klasės nugalėtojų tituluotas Egidijus Kirteikis su Volkswagen Golf, kuriam pavyko įveikti Donatas Tašiūną žvėrį vairavusi Opel Corsa. Trečiojoje vietoje įsitvirtino rokiškėnas Žilvinas Lingė, pergalę pasiekęs Volkswagen Golf automobiliu. Suskaičiavus prizininkų pelnytus taškus paaiškėjo, kad daugiausiai jų surinko Panevėžio komanda. Kad autokroso populiarumas šalyje auga, galima spręsti ir pagal naujokų skaičių. Iki tol niekur nelenktyniavę adrenalino mėgėjai savo žingsnius į didįjį autosportą pradeda būtent nuo žemesnės kategorijos varžybų. Tad galima tikėtis, kad ateityje tokie dalyviai papildys starto rikiuotę ir Lietuvos čempionate. Retas, kuris iškart ryžtųsi nerti į autokroso kovas čempionate ir jau karjeros pradžioje įsigyti čempionato reikalavimus atitinkantį automobilį. Taigi tokios varžybos kaip Kupiškyje yra puikus tramplinas į aukštesnį lygį, kuris suteikia galimybę įvertinti save, perprasti kovą trasoje, automobilio valdymą ir technikos subtilybės. Liepos 22 dieną, trečiadienį nuo 9 iki 16 valandos socialinės paramos skyriaus specialistai priims neįgaliuosius ir senyvo amžiaus asmenys, kuriems sunku patekti į socialinės paramos skyriaus patalpas Lauryno Stokos Gucevičiaus aikštėje 14 dėl socialinių išmokų, kompensacijų, socialinių paslaugų, specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir kitais klausimais Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijoje. Žekonio gatvė 2, Kupiškis 1 aukšte. Išankstinė registracija telefonu 8459 354 90.
Gražios ir turiningos ateinančios savaitės. Sudie.